Sveiki, mano vardas Donatas ir vėl džiugu susitikti dirbtinio intelekto projekte Raketų portfelis, kur jau dabar darysim 12 investiciją, tai reiškia praėjo 11 mėnesių. Kiekvieną mėnesį dirbtiniam intelektui aš duodu 50 eurų ir projektą vykdomą mes Trading 212 platformoje. Ir dirbtinis intelektas pats atrenka akcijas, kur investuoti, į kokias akcijas investuoti, kokiais kiekiais paskirstyti pinigus. Strategijos esmė yra, kad tai yra aukštos rizikos tolerancijos portfelis, tai reiškia, kad mes tikimės ne 10-12% per metus, o tikimės X, kad akcijos kils ir kaip pamatysit, kai kurios yra ir pakilusios. Taigi, kokia situacija šiandien yra praktiškai po 11 mėnesių, kada jau jie praėjo ir šiandien bus kaip ir jų metinė investicija, visoji sumoje jau yra suinvestuota per 11 mėnesį po 50 eurų, tai yra 550 eurų. Dabartinė prieš šiandien biržos atidarimo vertė buvo 797 eurai 95 centai. Tai šiandien dienai mes nepraėjus nei metam turim 45,08% prieaugio. Sakyčiau, tai yra tikrai geras rezultatas, matysim, kas bus toliau. Beje, dabar atsidarius biržai šiek tiek tie dalykai pasikoregavo, bet tai dažnai svyruoja ir beje, šį mėnesį buvo tam tikrų susvyravimų, todėl aš nepadariau video. Tiesiog aš stebiu šitą projektą, prie visų kitų savo investicijų stebiu ir matau, kad kažkas tai pasikeičia. Ir buvo tam tikrų pokyčių ir tiesiog aš dirbtiniam intelektui paklausiau, gal priemam tam tikrus sprendimus ir kažką parduodam ir kažką nuperkam už tos pinigus. Tai dirbtinis intelektas apsisprendė parduoti vienos pozicijos 30%, o kitų dviejų pozicijų visiškai atsisakyti. Bet tuo metu sakė nepirkti ir susilaiko mes iki būtent gegužės 11-12 dienos, kada ir filmuojam. Tai ką mes padarėm balandžio 21 dieną, tai Navitas Semiconductor buvo parduota 30% pozicijos už $20,72. Beje, šita pozicija pakilo, tai nebuvo teisingas sprendimas, bet tai jinai pakankamai stovi pelningai šitame projekte, tai todėl dirbtinis intelektas priėmė sprendimą, kad jau dalį pelno mes pasifiksuojam ir su likusia dalim važiuojam toliau. Ir toliau dviejų pozicijų, juos labai nedidukės, Momentus ir Fairfile Neuroscience, mes atsisakėm visai. Tai yra, kiek jų buvo, tiek išpardė. Tai čia buvo parduota suma, kuri pavertus į eurus tuo metu buvo 25,91 euro. Tai šiandien mes turėsime investuoti ne 50 eurų kaip visada, bet kadangi tas likutis yra likęs, kaip rodžiau suskaičiuota ROI, ten buvo įskaičiuota šita suma, tai viso mes turime šiandien 75 eurus 91 centą investicijų. Taigi, ir kaip visada, atėjusią tą mėnesio dieną, dirbtinio intelektui perdaviau portfelio situaciją ir paklausiau, ką mes darom toliau. Taigi, žiūrim, kokius sprendimus jis priėmė šiandien. Pirmas sprendimas tai yra RKLB, pasak jo, tai yra stipriausia mūsų portfelio akcija, mes dar pirksim jos dar už 30 eurų, taigi mes tą ir padarykim, įeikim į biržą, taip, bus RKLB, Rocket Lab Corporation, perkam šitos akcijos mes už 30, šiandien šiek tiek. Čia reakcijų skaičius, reikia pakeisti pagal vertę, mes pirksim už 30 eurų, tai bus tik 0,29 akcijos ir nuperkam, čia nerodykim, kad siunčiame pavedimą ir įsigijom, pavedimas įvyko iš karto. Įsigijom akciją, šaukti, žiūrim, kokie mūsų planai toliau. Toliau perkam IONQ akcijos už 26 čia kvantinių kompiuterių. Tai tikimasi Momentum. Rinka grįžta į šitą sektorių, pasak dirbtinio intelekto. Ir kad tai yra pakankamai karšta pozicija. Pasižiūrėsim, kas bus. Taip, šitą rinkim, tai yra... Perkam šitos akcijos vėl už vertę, perkam už 26. Aras buvo, jeigu būsiu
200 centus tikriausiai suapvalinus, tai ten tie centai liks. Nors aš pridėsiu gal prie sekančios pozicijos, nupirksim centais, va ir irgi sandoris įvyko iš karto. Ir nusipirkom NQ, taip ir dabar dar nesiperkam, kur dirbtinis intelektas tikisi, kad ta STS akcija gali sprogti, tai va mes nupirksim už visą likusią sumą, nes aš kaip tik sąskaitoje esu palikęs tiek pinigų, kad būtų kaip tik šitam projektui. Taip, einamoji STS, space modelį, perkame ir nupirksim už visą likusią sumą, neaišku, kažkur pas mane ir atsirado daugiau pinigų, tai už 20 eurų 91 centą mes turėtume nupirkti šitos akcijos. Matyti, krito dividendai kažkokie, kad pinigų atsirado sąskaitoje daugiau. Tai pateikiam pirkimą ir va, įsigijom šitos akcijos. Taigi, šiandien ką mes padarėm, tai mes pagal dirbtinį intelektą nurodymus nupirkom jo nurodytas akcijas ir lauksim kito mėnesio ir matysim, kas bus toliau. Taigi, iki susitikimo sekančiose video. Jeigu jums patinka toks turinys, prenumeruokit kanalą, spauskite like, subscribe, pasidalinkite su draugais. Šio projekto tikslas yra parodyti, kad ir šiandien esant dabartiniam technologijom investuoti pakankamai pelningai galima ir tikrai nelabai nesigilinant į investicijas. Žinoma, reikia įvertinti savo rizikos toleranciją, įvertinti tai, kad tuos pinigus, kuriuos jūs investuojat, jūs jais rizikuojat ir bet kada galite juos prarasti arba iš jų uždirbti daugiau pinigų. Iki susimatymų kitose video.